Sveiki. Na štai dar vienas mūsų susitikimas, 6. Ir aš noriu jį pavadinti Nauja Viešpaties diena. Išaušo nauja, nuostabi Viešpaties diena. Raudų knyga, 3 skyrius, 22-23 eilutė sako: Viešpaties malonė nepranyko, jo gailestingumas dar nesibaigė, tai atsinaujina kas rytą ir didelė yra jo ištikimybė. Kokie nuostabūs žodžiai, ar ne? Užtikrinantis, kad Dievas yra ištikimas, gailestingas ir jo malonė atsinaujina kas rytą. Kiekviena diena yra vėl pilna Viešpaties malonių saiko. Todėl aš tikiu, kad visi, kurie atkeliavote su manimi iki čia, iki šio 6 mūsų video susitikimo, yra tvirtai įsitikinę, kad nuostabu yra būti dangaus karalystės piliečiu ir tikrai trokšta įgyti šią pilietybę. Kartu su visomis teisėmis, kokias jis suteikia mūsų dangiškoje tėvynėje. Būti tuo išrinktuoju, kurio teisės gina pats mūsų regimosios ir neregimosios visatos kūrėjas. Kai mes einame į santykį su Viešpačiu per jo sūnų Jėzų Kristų atvėrusi mums kelią į šį santykį, mūsų gyvenime atsiveria naujas puslapis. Ir Viešpats sako, štai aš darau naują. Jei tik mes jam leidžiame, jis trokšta mus atnaujinti, atstatyti visas mūsų gyvenimo sritis, kurios buvo neteisingai apvogtos ir apiplėštos. Šio pasaulio neteisybės ir jo oro kunigaikščio, apie kurį mes kalbėsime vėliau, kuris daro tik tai destrukcijos darbus ir bando visaip pavergti, nuskriausti, apiplėšti ir kartais net nužudyti Dievo vaikus, kad jie nespėja pažinti savo dangiškojo tėvo, negalėtų jam pasipriešinti. Bet kada mes įeiname į tą nuostabų santykį su mūsų kūrėju, Viešpats sako, nebegalvokite apie praeitį, apie buvusius dalykus, nekreipkite dėmesio į praeitį. Štai aš darau naują. Jau pasirodo, ar nepastebite, aš padarysiu kelią tyruose ir upės tekės dykumose. Taigi tai jis, kuris nutiesia ir kelią ir atgaivina dykumas vandeniu ištrykštančiu iš jo gyvojo vandenų šaltinių. Tai vyksta visų pirmiausia mūsų viduje, kada mes įsileidžiame į savo širdį Jėzų Kristų. Mūsų kūrėjas yra kaip tas geras tėtis, tobulas tėtis, kuris trokšta vien tik gerų dalykų savo vaikams. Jis trokšta džiaugsmo, gėrio, ramybės, to, ko šis pasaulis galbūt negali mums suteikti, ko mes ieškome, bet nerandame. Bandome tai gauti įvairiais šio pasaulio dalykais, bet niekada neturime to taip, kaip iš tikrųjų norėtų mūsų širdis. Ir tą mes galime rasti tik tai grįžę į savo tėvo namus. Kadangi jis mūsų kūrė ir jis mus padarė nuo pradžių motinos įsčias ir pažinojo mus dar prieš mūsų gimimą, jisai trokšta atstatyti mus būtent į tą būseną, į tą būklę, į tą išsipildymą, kurį jis ir yra numatęs mūsų gyvenimams. Ir jis tai daro atsakingai, nuosekliai, ištikimai, mumis besirūpindamas, kaip geras tėtis, neapleisdamas, visada būdamas šalia, vesdamas mūsų už rankos, kol mus įveda į tą tikrąjį mūsų likimą ir į mūsų pilnatvės išsipildymą. Įsivaizduokite, jis kūrė mus dar prieš mums, užsimezgant motinos įsčiose, jis išsvajojo, kokie mes būsime, kokius jis sudės į mus lobius, talentus, savybės, kurios galėtų nuostabiai pasitarnauti šiame pasaulyje, tiek jo šloviai, tiek žmonių geroviai. Jūs turbūt žinote, ar ne, 139 psalmę, kuris sako: Juk tu mano širdį sukūrei, užmezgei mane motinos įsčiose, šlovinu tave, nes esu nuostabiai padarytas. Tavo visi darbai nuostabūs, tai žinau labai gerai. Mano išvaizda tau buvo žinoma, kai buvau slapta kuriamas, rūpestingai sudėtas žemės gelmėse.
tavo akys matė mane dar negimusi. Į tavo knygą įrašytos visos man skirtos dienos, kai nė viena dar nebuvo prasidėjusi. Kokios nesuvokiamos man tavo mintys, Dieve, ir kiek jų daug. Mėginu jas suskaičiuoti, jų daugiau negu smėlio grūdelių. Net jei ir jų galą pasiekčiau, vis dar su tavimi tebebūčiau. Taigi Viešpats buvo prieš mūsų atsiradimą, jis mūsų kūrė per Jėzų Kristų. Ir jis trokšta, kad mes pas jį sugrįžtumėm, kad jis ir galėtų mūsų atstatyti į tą būseną, į tą pilno išsipildymo būseną, kaip jis ir troško, kad mes iš tikrųjų gyventumėm šiame pasaulyje. Tai ir yra jo teisingumas. Jo teisingumas trokšta atkurti mus į tą teisingą būseną, pradinę būseną, kuri mums priklauso nuo sukūrimo pradžios. Tačiau kartais atrodo keista, ar ne, kodėl dabar jei Dievas mūsų kūrė nuostabius ir myli be galo ir mumis rūpinasi, tai kodėl mano gyvenime atsitiko tokie ir tokie dalykai, nelaimingi, negeri ir yra tiek daug visko, kas netitinka šių žodžių. Atrodo, kur tas Dievas, kodėl jis manęs neapsaugojo, kodėl jis taip leido, kad įvyktų. O gal jo iš viso nėra, gal viskas čia tik pasakos ir išsigalvojimai kažkokie. Tačiau reikia suprasti, kad šiame pasaulyje veikia Dievui priešingo jėga, blogio jėga. Ir daug žmonių įsileidžia šią jėgą ir ima su jie bendradarbiauti. Ir ne Dievo yra kaltė, Dievas žmogui suteikia laisvą valią rinktis, su kuo jis bendradarbiaus ir kokius darbus šioje žemėje darys ir kam tarnaus. Taigi yra žmonių, kurie suklaidinti šio pasaulio kunigaikščio, to skriaudėjo, pavergti jo miražų, nes jis sukuria tokias reklamas, kad jeigu tu su manim bendradarbiausi, tai tau suteiksiu šlovę, ar kažkokia garbė tave žmonės labai, tu būsi labai populiarus, arba pinigais, ar ne, ir tada sukursto uždirbinėti pinigus kažkokiais labai negerais būdais. Arba valdžia, sako, o tu būsi galingas, ar neimk valdžiai, tu galėsi ten užkariauti, pavergti. Ar net tai gali būti labai dideliais mastais, bet gali būti ir mažais mastais. Net kiekvienoje šeimoje gali būti žmogus, kuris tarnauja, nėra atidavęs savo gyvenimo Dievui ir tada į jo širdį ateina tas, kuris trokšta pavergti ir per jį daryti destrukciją. Ar būti toks, tokie žmonės tampa tokios smurto kažkokio šaltiniai, destrukcijos šaltiniai, jie pradeda blogai kalbėti, fizinis smurtas, psichologinis smurtas, įvairiausia destrukcija, ar ne? Sielų priešas veikia įvairiais lygiais, jisai nori pavergti kiekvieną žmogų, kurį tik tai galėtų atimti iš Dievo. Taigi, išvardinau tokius dalykus kaip pinigai, garbė ir šlovė, valdžia. Taip pat dar yra malonumai, kuriais tas mūsų priešininkas, mūsų sielų priešininkas ir Dievo priešininkas bando žmonės suvilioti ir patraukti į savo pusę, kad jie imtų bendradarbiauti su juo. Ir taigi šiam pasaulyje tai vyko nuo Ievos ir Adomo istorijos, ar ne? Tai prasidėjo ir po šiai dienai vis dar taip pat vyksta. Tačiau žmonės, kurie pažįsta Dievą, gali jam pasipriešinti ir daugiau su juo nebebendradarbiauti. O tie, kurie dar nepažįsta Dievo, eina į santykį su tuo destrukcijos veikėju, įeina į sutarimą su juo. Ir taigi, kai mes gimstame į šį pasaulį, mes jau gimstame į aplinką, kurioje yra žmonių, kurie veikia piktavališkai su to piktojo tikslais ir ketinimais. Ir taigi mes papuolame įvairiausias aplinkybės. Gali būti nuo pat pradžios mūsų prasidėjimo, kad jau mūsų tėveliai nelabai gerai sutarė, ar mūsų mama blogai jautėsi, ar nebuvo aišku dėl mūsų atėjimo į šį pasaulį, ar mes, tėvai užtikrinti nori, kad mes ateitumėm. Dievas trokšta, kad mes gimtumėm iš meilės, su meile ir meilėje, ir būtumėm taip ir auginami, ir gyventumėm toliau taip savo gyvenimą. Tačiau veikiant blogio jėgoms šiame pasaulyje, ta nuostabi tobula tvarka, kokios
kokios trokšta Dievas, yra pažeista. Ir žmonės susigundę tais miražais, kaip sakiau, malonumai, neteisingais būdais įgyjami pinigai, galia, valdžia arba populiarumas, šlovė, garbė, ar ne? Jie šios dalykus iškelia aukščiau negu Dievas ir aukščiau negu meilė, aukščiau negu bendražmogiškas gerumas, ir taip mūsų gyvenimas taip pat būna tuo sužeistas. Mes papuolame tarp tokių žmonių, mes papuolame į įvairiausias aplinkybės, kuriuose būname sužeidžiami, bet tai ne Dievo kaltė. Dievas trokšta, kad mes ateitumėm su juo į tą asmeninį santykį, grįžtumėm į jo namus ir kad tada jis galėtų mumis pasirūpinti išties. Kol mes jo nepriimame asmeniškai, kol mes neįeiname į tą artimą ir intimų santykį, tol Viešpats negali savavališkai veikti kažkaip tai mūsų gyvenime ir neleisti jokioms blogybėms nutikti, nes kol kas taip yra. Žmogus gali rinktis, su kuo bendradarbiauti, ir jeigu mūsų gyvenimo atmosferoje yra žmonių, kurie yra susidėję su tom destruktyviom jėgom, mes patirsime to pasekmes. Jie padarys tam tikrą vienokią ar kitokią destrukciją mūsų atžvilgiu. Tai gali būti nuo pat mūsų prasidėjimo momento, vaikystėje, ir vėliau paauglystėje, jaunystėje, ar ne, patys susižavim šio pasaulio netikrais lobiais, ar ne, ir nueiname irgi kartais klystkeliais ir ankstyvo jaunystėje, ir santykiai, meilės tos paieškos, ar ne, ir sužeidžia. Daugybė mūsų gyvenimo aplinkybių mūsų sužeidžia. Bet Viešpats niekada netroško, kad mes būtumėm sužeisti. Tai ne Viešpaties troškimas. Viešpats nori mus atstatyti, kad mes įsileistum į tą asmeninį santykį su juo, kuriame jis galės mus atstatyti, būtent į tą būseną, apginti nuo to skriaudėjo ir atstatyti mūsų gyvenimą, visas jo sritis į tą būseną, kokią jis ir buvo numatęs mums nuo pačios pradžios. Tai ir yra jo teisingumas. Jo teisingumas trokšta atkurti mus į tą teisingą būseną, pradinę būseną, kuri mums priklauso nuo sukūrimo pradžios. Tačiau kartais atrodo keista, ar ne, kodėl dabar, jei Dievas mūsų kūrė nuostabius ir myli be galo ir mumis rūpinasi, tai kodėl mano gyvenime atsitiko tokie ir tokie dalykai, nelaimingi, negeri, ir yra tiek daug. Ir čia aš noriu paskaityti jums Jeremijo 24 skyriaus nuo 11 eilutės. Viešpats sako: aš žinau, kokius sumanymus turiu dėl jūsų, sako Viešpats, sumanymus jūsų geroviai, o ne nelaimėms, ir ateitį su viltimi. Tada jūs šauksitės manęs ir melsitės, ir aš jūs išklausysiu. Kai manęs ieškosite visa širdimi, rasite. Taigi Viešpats trokšta, kad mes jo ieškotumėm, ir jis sako, mes jį rasime, ir jo planai yra nuostabus mūsų gyvenimams. Viešpats neturi destruktyvių planų mums, nes jis mūsų kūrė ir trokšta mūsų gerovės. Taigi mums su pasitikėjimu atidavus savo gyvenimus Viešpačiui, kažkas pasikeičia. Mums atsiveria išties nauji horizontai, nauji gyvenimo horizontai, kuriuo anksčiau gal nematėme ir nepastebėjome. Kai savo tikrai laisvą valią, laisvą apsisprendimą, laisvų norų, su atvira ir kupina pasitikėjimo širdimi mes ateiname su troškimu įžengti į šį santykį su Kristumi ir ištariame jam taip: noriu, imk mano gyvenimą, ateik į mano širdį, būk mano gyvenimo šeimininku. Kažkas nematoma pasikeičia, nes mūsų dvasioje ir dangaus karalystėje gimsta naujas žmogus. Mes nebūtinai kažką pajaučiame tuo momentu, bet dvasiniam pasaulyje vyksta didžiulė šventė. Tam pasaulyje gimė naujas žmogus. Ten vyksta sujudimas, angelai švenčia, trimituoja. Ir visi šventieji, kurie yra jau Kristuje, amžinybėje, perėję šią žemišką kelionę, patiria
neapsakomą džiaugsmą. Ir taip po truputį mūsų gyvenime kažkas ima keistis. Mums atsiveria dalykai, kurių mes anksčiau nematėme, nepastebėjome, nesupratome. Pradedam pažinti tam tikras dvasinės tiesas. Staiga mums pasidaro tai įdomu, mus tai patraukia. Pastebim, kad yra ne tik šitas fizinis pasaulis, atsiranda kitokie interesai. Ir taip po truputėlį Kristus supažindina mus pirmiausia pats su savimi, į save vis daugiau ir daugiau mums atskleidžia. Taip pat jis mums parodo tėvą ir, žinoma, supažindina mūsų šventąja dvasia. Mūsų gyvenime pradeda ateiti kažkokie žmonės, kalbėti apie dalykus, kurių anksčiau gal net nebūtum susidomėję, o dabar mums kažkaip įdomu, patys imame paskaityti šventą raštą ir kažkaip kitokiu žvilgsniu jį skaitome. Tai pradeda darytis mums ir įdomu, ir suprantama, ir malonu, ir mums patraukia vis stipriau ir stipriau. Ir taip prasideda mūsų nuostabi kelionė, kito gyvenimo kelionė, kuri prasideda čia žemėje. Bet mes jau pradedam gyventi dangaus karalystėje, dar tebebūdami čia žemėje, įsitraukiame į dangaus karalystės gyvenimą ir pradedame gyventi iš dvasios į šitą fizinę realybę. Anksčiau buvo atvirkščiai, šio fizinio pasaulio aplinkybės mus įtakodavo taip, mus tampydavo į kairę, į dešinę ir mes atrodė, kad nieko negalime su tuo padaryti. O kai pradedame gyventi dvasinį gyvenimą, pamatome, kad dvasioje vyksta svarbiausi sprendimai ir paskui jie būna įgyvendinami čia žemėje. Kaip danguje, taip ir žemėje. Iš dangaus į žemę leidžiasi Dievo karalystė. Taigi, kaip priimam Kristų kaip savo gyvenimo viešpatį, valdovą, šeimininką ir mūsų asmeninį gelbėtoją, prasideda mūsų išsilaisvinimo kelionė, tikrai nuostabi, nepakartojama kelionė, tiesos pažinimo kelionė ir įvairiausių nuotykių ir įspūdžių kupina kelionė. Ir mes atsiduriame saugiuose mūsų viešpaties Dievo Tėvo rankose, kur jis mus gina nuo skriaudėjo. Tik vėliau matysime, kad vis dėlto to apgynimo reikia prašyti. Kartu pažiūrėkime kelias krašto vietas. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus, sakė Kristus Jono 8 skyriuje 31 eilutė, 32 taip pat. Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Taigi yra kažkokia tiesa, kurią mes galime pažinti ir kuri mus padarys laisvus. Bet tam yra viena sąlyga. Kristus sako, jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai. Vadinasi, yra Kristaus mokslas ir tie, kurie jo laikosi, yra išties jo mokiniai, jie pažįsta tiesą ir tiesa juos padaro laisvus. Ir kitoj vietoje Jėzus sako Jono 14 skyriuje, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tiesa. Taigi 6 eilutė, Jono 14 skyrių 6 eilutė sako, Jėzus jiems sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą, jau dabar pažįstate ir esate matę. Taigi čia Kristus labai aiškiai sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai galime suprasti, kad tiesa tai yra asmuo, Jėzus Kristus. Ir jį galima pažinti, jeigu laikysimės jo mokslo. Ir iš tiesų būsime jo mokiniai, nes pažinsime Jėzų Kristų, kuris ir yra tiesa. Ir ši tiesa mus padaro laisvus. Taigi, tiesa yra asmuo ir jo vardas yra Jėzus Kristus. Ir per jį mes pažįstame ir Tėvą, kuris yra visos visatos kūrėjas.
Kartu pažiūrėkime kelias krašto vietas. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus, sakė Kristus Jono 8 skyriuje. Jei jūs žiūrite šios video, yra tik dvi galimybės. Arba jūs jau esate bendradarbiavime su Jėzumi Kristumi, arba kažkas kažkaip per kažkur, atsitiktinumų autorius sako, yra pats Dievas stumtelėjo jūs link šių pamatyti šios video. Taigi, jeigu jau esate atidavę savo gyvenimą Kristui, tai yra nuostabu, tačiau galbūt nesate dar to padarę arba nesate įsitikinę, kad tikrai esate tai padarę. Ir šiandien žiūrėdami, klausydamiesi manęs, galvojate, kad tikrai gal ir vertėtų tai padaryti. Nes šis video yra tikrai ne kas kitas, bet įrodymas, kad Jėzus stovi prie jūsų širdies durų ir beldžia ir jis sako, pažada, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Taigi jis kviečia į šitą nuolatinę bendrystę, nepertraukiamą bendrystę, kurioje mes valgysime su juo, kaip tikrai taip žmogiška, ar ne, mums norisi visada valgyti su kažkuo, tai nebūti vienišiems. Ir būtent Kristus mums siūlo tokią bendrystę. Jis siūlosi užeiti pas mus, beldžia į mūsų duris širdies ir tikisi, kad mes jas atversime su džiaugsmu, plačiai jį priimti, jį pakviesti į savo širdį. O jeigu dar nesi ar įsitikinęs ar įsitikinusi, leistis į šią nuostabią kelionę, atiduodant savo gyvenimą Kristui, aš dar išvardinsiu keletą argumentų, ar ne? Kaip jau žadėjau, Viešpats trokšta atstatyti mūsų gyvenimus į tą būseną, į kokią jis norėjo, kad mes iš tiesų gyventumėm. Ir tą noriu pagrįsti Jono Evangeliją, Jono Evangeliją 10 skyriaus 10 eilutę, kur Kristus sako, vagis ateina tik vogti, žudyti ir naikinti. Tai yra tas skriaudėjas dvasinis, ar ne, apie kurį mes jau kalbėjome ankstesniuose video. O aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų. Jis mums trokšta duoti apsčiai gyvenimą, apsčiai, ar ne, kad gyventumėm su džiaugsmu, su pertekliu, entuziastingą, nuostabų, kupiną energijos gyvenimą. Ir taip pat 16 psalmė, 11 eilutė sako, nuostabius pažadus, tu parodysi man gyvenimo kelią. Tavo akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė, tavo dešinėje malonumai per amžius. Argi galima norėti daugiau? Viešpats sakė, Jėzus Kristus, jis yra pasaulio šviesa ir jis mums dovanoja tą šviesą ir galimybę vaikščioti šviesoje, nebe tamsybėse, ir žada apšviesti mūsų kelius, mūsų žingsnius, kad mūsų nebekankintų nežinia, abejonės, paklydimas, sumišimas tamsoje, ar ne? Taip dažnai šis pasaulis užgožia tą šviesą ir atsiranda kažkoks pasimetimas, nerimas, stresas, panika, kaip čia elgtis, ką daryti, o Viešpats mums žada Jono 8 skyriuje 12 eilutėje Jėzus prabila ir sako, aš pasaulio šviesa, kas seka manimi nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą, mūsų keliai bus apšviesti. Ir 36 psalmė 10 eilutė mums sako, tavo žodis žibintas mano kojoms ir šviesa mano takui. Čia buvo 119 psalmė, 105 eilutė, o 36 psalmė sako, tavo šviesoje matome šviesą. Taigi jis yra kažkokia šviesa, kitokia, dvasinė šviesa, kuri nušviečia mus iš vidaus. Ir mes pradedame matyti pasaulį ir gyvenimą kitoje šviesoje, pradeda aiškėti, kur mums dėti savo koją, sekantį žingsnį, koks sekantis žingsnis. Kartu su juo, jo žodyje randame šviesą mūsų kojoms. Dar negana to, jis žada mus vesti
pergalės arba triumfo eisenoje. Antras laiškas Korintiečiams, 2 skyrius 14 eilutė sako: Dėkui Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisenoje. Pats Dievas mus veda Kristaus pergalės eisenoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. Juk mes esame Kristaus kvapas Dievui tarp einančiųjų į išganymą. Nuostabus pažadai. Taigi mes tapsime dvasinio gyvenimo dalyviais ir mes garbinsime Dievą, kuris yra dvasia, garbinsime jį dvasioje ir tiesoje ir dar gausime tą pasiųstą iš Dievo dvasią, kuri yra tiesos dvasia ir kuri mus įves į tiesos pilnatvę. Tai yra pažadas kiekvienam, kuris įeina į šį santykį su viešpačiu. Na ir pabaigsiu dar vienu nuostabiu viešpaties pažadu, kuris sako: iš šlovės į šlovę. 2 laiške Korintiečiams 3 skyriuje 18 eilutėje. Mes visi atidengtų veidų, lyg veidrodyje regėdami viešpaties šlovę, esame keičiami į tą patį atvaizdą. Iš šlovės į šlovę, veikiami viešpaties, kuris yra dvasia. Mes matome, kad mums užtenka tik tai pasakyti taip ir toliau yra daugybė Dievo pažadų, kad jis pats mumise atliks daugybę darbų. Jis atliks. Be mūsų kažkokių ypatingų pastangų mes tik atsiveriam jam ir leidžiame jam mumis keisti. Na, jei visą tai, ką jūs išgirdote, jums sukelia tokį raginimą širdyje ir užtikrintumą, kad jūs esate pasiruošę atiduoti savo gyvenimą Kristui, tai tiesiog labai paprastai pagal laišką Romiečiams 10 skyrių 9 eilutę, kur sakoma: jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Taigi su apsisprendimu savo širdyje patikėkite, kad jis yra Dievo sūnus, miręs ir prisikėlęs, prikeltas viešpaties ir sakyk: viešpatie Jėzų Kristau, ateik į mano širdį, būk mano gyvenimo valdovas, karalius ir viešpats, aš pilnai atiduodu tau save ir savo gyvenimą, daryk su manimi, kas tau patinka. Na, jei jūs taip ir padarėte, tai aš jūs sveikinu. Dangaus karalystėje ką tik buvo jūsų gimimas įrašytas gyvenimo knygoje, jums išduotas gimimo liudijimas ir kartu jūsų pilietybę dangaus karalystėje patvirtinantis dokumentai. Ir aš jūs palieku su dar daugybė Dievo pažadų, kurie yra skirti jo vaikams, jo karalystės piliečiams, kuriuos galite paskaityti patys, jie yra nuostabus. Aš perskaitysiu tik tai 2. Izaijo 43 skyriuje 2 eilutė ir Izaijo 54 skyriuje 10 eilutė. Kai eisi per vandenį, aš būsiu su tavimi ir upės nepaskandins tavęs. Kai eisi per ugnį, nesudegsi ir liepsna nesunaikins tavęs. Kalnai gali griūti ir kalvos drebėti, bet mano malonė nuo tavęs nebepasitrauks ir mano ramybės sandora tavęs nepaliks, sako viešpats. Su tuo jūs ir sveikinu.